So tonight we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter number 8, text number 16. Taigi šį vakarą mes paskaitysime iš Srimad Bhagavad Gitos 8 skyrių ir paskaitysime šį vakarą 16 posmą. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Abrahma Bhuvana Loka Punar Avartinorjuna Mamupechatu Konteya Punar Janmana Vidyate. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. From the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery wherein repeated birth and death take place. But one who attains to my abode, O son of Kunti, never takes birth again. Purport. All kinds of yogis, karma, jnana, hatha, etc., eventually have to attain devotional perfection in bhakti yoga or Krishna consciousness before they can go to Krishna's transcendental abode and never return. Those who attain the highest material planets, the planets of the demigods, are again subjected to repeated birth and death. As persons on earth are elevated to higher planets, people on higher planets such as Brahmaloka, Chandraloka, and Indraloka fall down to earth. The practice of sacrifice called Panchagni Vidya, recommended in the Chandyoga Upanishad, enables one to achieve Brahmaloka, but if on Brahmaloka one does not cultivate Krishna consciousness, then he must return to earth. And those who progress in Krishna consciousness on the higher planets are gradually elevated to higher and higher planets, and at this time of universal devastation are transferred to the eternal spiritual kingdom. Sridhar Swami, in his commentary on Bhagavad Gita, quotes this verse, Brahmana sahate sarve samprapte patisanchare parashyante kritatmana pravishanti padang padam. When there is devastation of this material universe, Brahma and his devotees, who are constantly engaged in Krishna consciousness, are all transferred to the spiritual universe and to specific spiritual planets according to their desires. Taigi šito posmo vertimas ir komentaras. Šios Prabhupados komentaras. Visos materialaus pasaulio planetos, nuo aukščiausios iki pat žemiausios, tai kančių kraštas, kur kartojasi gimimas ir mirtis. Tačiau atėję į mano buveinę, o Kunti sūnau, niekada daugiau nebegimsta. Šios Prabhupados komentaras. Norintieji patekti į transcendentinę Krišnos buveinę ir niekada negrįžti, visi jogai, karma, jnana, hatha, etc., galų gale turi prieiti pasiaukojimo tarnystę. Tai yra bhakti yoga arba Krišnos sąmonė. Pasiekusiai aukščiausias materialias planetas, pusdievių planetas, vėliai priversti gimti ir mirti. Iš Žemės žmonės kyla į aukštesnės planetas ir gyvenantis aukštesnėse planetose, Brahmalokoje, Chandralokoje ir Indralokoje, leidžiasi į Žemę. Čandogya Upanišadoje rekomenduotos Panchagni Vidyos aukų rekomenduojamas Panchagni Vidyos aukų atnašavimas įgalina patekti į Brahmaloką. Tačiau, jei ten patekus toliau neugdama Krišnos sąmonė, tenka grįžti į Žemę. Kas aukštesnėse planetose
gilina Krišnos sąmonę, tas pamažu kopia vis į aukštesnės planetas. O visatos naikinimo metu eina į amžiną dvasinę karalystę. Šridhara Svamis savo Bhagavad Gitos komentaruose cituoja tokį posmo vertimas. Materialios visatos naikinimo metu Brahma ir visi tie, kurie jam yra atsidavę ir nuolatos užsiema Krišnos sąmonės praktiką, persikelia į dvasinę visatą, į tas dvasinės planetas, kurias norėjo pasiekti. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vidam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vidamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Svaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So this verse has two sides to it. Taigi šitame posme yra du aspektai, kuriuos verta pastebėti. It's reminding us how miserable this material world is. Tai yra primenama, koks yra sklidinas kančių šitas materialus pasaulis. Even if you go to the topmost of all the heavenly planets, Net jeigu nukeliautumėte į pačias aukščiausiasias rojaus planetas, the planet of Lord Brahma, pavyzdžiui, viešpaties Brahmos planetą, it's still a miserable place vis tiek tai yra kančių kraštas, because you have to die. nes vis tiek teks mirti. Nobody wants to die Juk niekas nenori mirti, because actually the living entity is eternal. nes gyvoji esybė yra amžina. Death is an unnatural situation for the living entity. Mirtis tai nenatūrali būsena gyvoje esybei. So any situation which forces him to die today, tomorrow, or next week, Taigi, bet kokia situacija, kuri verčia mirti šiandien, rytoj ir kitą savaitę, or at any time in the future, ar kažkada ateityje, is a situation of anxiety. tai yra rūpesčius kelianti situacija. It's just like somebody saves up, to go on a wonderful vacation in the Fiji Islands. Kaip pavyzdžiui, kažkas iškeliauja į nuostabės atostogas Fidži They salose. save up for many years. This is their big vacation to the Fiji Islands. Taigi jie taupė ištisus daugybę metų, kol galų gale sugebėjo nukeliauti tenai. They finally arrive there. They get their nice beach hut, their nice cabin on the beach, and the beautiful breezes, the South Pacific breezes are coming in. And Taigi jie nukeliavo į Fidži salas, gavo savo kambarėlį prie paplūdimio, malonus vėjelis dvelkia iš pietų. but they can't fully enjoy it Bet jie negali visiškai tenkintis. because they're thinking, well, in 6 days I have to go back to my job at the factory. 6 days. Nes mintis, kad po 6 dienų teks grįžti į savo fabriką, į savo darbą, neduoda jiem ramybės. So the enjoyment of being in the Fiji Islands is already tinged with the anxiety of knowing they're going to have to leave, you see. Taigi jau vien ta mintis, kad jiems teks sugrįžti po 6 dienų, gadina visą tą jų malonumą Fidži salose. So the point is this, there's no pure enjoyment here. Taigi, ką mes galime suprasti, tyro malonumo nėra čia. Because within their heart, everyone knows this is temporary, I can be kicked out at any minute. Nes giliai širdėje visi supranta visą tai laikiną ir bet kurią akimirką mus gali išspirti lauk. Even on the heavenly planets, the same anxiety. Netgi rojaus planetose tas pats nerimas. So that's the first side of the verse. Tai yra pirmoji pusė šitame posme. But the other side is really wonderful. Bet kita pusė iš tikrųjų labai nuostabi. One who comes to Maya Bodho, son of Kunti, never takes breath again. Tas, kuris sugrįžta į mano buveinę, o Kunti sūnau niekada daugiau nebegimsta. Punar janma navidyate. Again, birth does not take. Tai yra reiškia vėl gimimo jam nebėra.
So all you have to do is go to Krishna's abode, and then you're in a good position. Taigi viskas, ką jums reikia padaryti, sugrįžti pas Krišną, tuomet jūsų padėtis So saugi. that's the whole purpose of our Hare Krishna movement. Vat ir visas mūsų Hare Krishna judėjimo tikslas. This is a travel agency. Tai iš tikrųjų kelionių agentūra. We're selling tickets to Krishna Loka Mes pardavinėjom bilietus į Krišnaloką. for the price of your faith. Ir kokia kaina? Jūsų tikėjimas. If you put faith in this process, Jeigu jūs investuojate tikėjimą į šitą procesą, we will take you back to Krishna Loka. mes sugražinsim jūs atgal į Krišnaloką. And you'll never have to come back to this miserable material Ir body daugiau ever į šitą kančių karalystę jau nebeteks sugrįžti. That's our wonderful proposition. Vat koks puikus pasiūlymas. But if you tell that to somebody on the street, Bet jeigu kažkam gatvėje dabar pasakytum tai, they'll think you're a nut. jie pagalvota, kuoktelė They're žmogelis. completely conditioned by their miserable condition. Jie yra visiškai sąlygoti savo materialių kančių. Just like the sąlygotumo. worm, Kaip pavyzdžiui, kirminas. he's living in an abominable atmosphere. Jis gyvena pasibajorėtinuose sąlygose. He's living in a piece of stool. Jis gyvena išmatų krūvelėje. You may feel sorry for the poor worm living in the dirty, filthy, stinky stool. Ir jūs galėtumėt prisipildyti užuojautos, pamatę apgailėtiną to kirmino padėtį think to tose rescue him from the išmatose. stool and Ir put him over pabandysite here, išgelbėti jį, ištraukti jį iš tenai. As soon as you let go, he goes crawling back to the stool. Bet vos tik jį ištrauksit, jis atgal pradės šliaužti į savo So this buveinę. is the material life, you see. Bet toks yra materialus gyvenimas. Even people come to our movement. Netgi žmonės, kurie ateina į mūsų We judėjimą. even have initiated devotees sometimes. Netgi kartais taip nutinka su Go back to the išventintais stool, baktais. you see. Jie vėl neria galvą žemyn į išmatas. The looting power of Maya is so strong. Šita klaidinanti Majos galia yra tokia stipri. So how do we protect ourselves then from the deluding power of Maya? Tai kaip mes galim apginti save nuo šito klaidinančio Majos poveikio? That should be our concern. Va tai turėtų kelti mums rūpintis, tuo turėtume rūpintis. How do I solidly situate myself on the transcendental platform Kaip įsitvirtinti nepajudinamai transcendentinėje plotmėje. so that I will make steady progress in Krishna consciousness Kad mano and never fall tobulėjimas down? į Krišnos sąmonės link būtų pastovus ir aš niekada nepulčiau. Well, to do so, you have to understand what are the steps of how to become a pure devotee. Ir tam, kad tai padaryti, jūs turite suvokti, kokios yra tos pakopos siekiant tyro atsidavimo ligmens. These are given in our Prabhupada books. Ir apie tai pasakojama Prabhupados There's knygos. a verse actually by Rupa Goswami in which he lists these steps. Ir iš tikrųjų tai yra posmas, kurį Šilarupa Gosvamis ir sako apibūdindama šitas pakopas. If you want to be sure of going back to Godhead, you have to plug into this process. Ir jeigu jūs norite būti užtikrintas, kad sugrįšite atgal pas Dievą, jūs turite dalyvauti šitame procese. You can't just do your own thing and chant Hare Krishna on the side and expect to go back to Godhead. Negalite daryti tai, ką savo panorėjęs, šiaip truputį pakartot Hare Krishna ir tikėtis, kad sugrįšite pas jį. You have to plug into the pathway chalked out by the previous acharyas. Jūs turite eiti tuo keliu, kurį nubrėžė mums mūsų praeities ačarius. So what is that pathway? Tai kas čia per kelias? The first step is Shraddha. Pirmoji pakopa yra Shraddha. You must have faith in this process. Turite tikėti šito procesu. So how do you develop that faith? Tai kaip puoselėti šitą tikėjimą? Well, I tell you, for us, in the old days, it was so easy. All you had to do was see Prabhupada. Mūsų laikais tai buvo labai paprasta. Tiesiog pamatėjai Prabhupadą ir You would see Prabhupada, and that would be it. You see. tiesiog pamatėjai Prabhupadą ir klausimas išspręstas viskas. Or in the beginning, but then Prabhupada was so powerful. Bet Prabhupada toks galingas buvo, toks įtakingas. You would just meet somebody who had met Prabhupada. That was enough. Jums užtekdavo susitikti tą, kuris matė Prabhupadą, to jau pakakdavo. This reminds me of one of Lord Chaitanya's pastimes. Tai man priminė vieną viešpatės Čaitanijos lylų. Lord Chaitanya, he was touring South India, Viešpatė Čaitanija keliavo po Pietų Indiją. walking all alone Ir ėjo visiškai vienas. down the road. Ėjo keliu. And as soon as people would have that darshan, the farmers would look up and they would see this beautiful saintly person walking down the road. Ir kai tik tai žemdirbiai pamatydavo šitą nuostabų vaizdą, pamatydavo šitą šventą asmenybę einančią keliu, They were totally captured by his divine beauty. jie būdavo pakerėti jo transcendentinio grožio. And they just stopped everything and joined him walking down the road. Jie mesdavo viską, ką darė ir prisijungdavo prie jo, eidavo keliu kartu.
His darshan was so powerful, just by seeing Lord Chaitanya, you become a pure devotee immediately. Jo daršanas turėjo tokią įtaką, kad tiesiog pamačius viešpatį Čaitanį, jūs iš karto tapdavote tyrų bhaktų. So all these new devotees, they were walking down the road with Lord Chaitanya. Taigi, visi šitie nauji bhakčiokai eina kartu su viešpačiu Čaitanį They keliu. forgot all worldly duties. Jie pamiršo visas žemiškas All they know pareigas. is now we are the devotees of Lord Chaitanya. Jie eina We'll iš go with Lord paskos. Chaitanya wherever he goes. Mes eisim paskui viešpatį Čaitanį, kur jis beeitų. So they would come to an intersection. Taigi, jie prieina kryžkelę And he would say, now you walk that way, and you all walk that way. He would come to Lord Chaitanya, they get to an intersection, and he would send the people down different ways. you Taigi, jie prieina kryžkelę ir viešpatį Čaitanį sako, va dabar jūsų grupė eikite tą kryptim, o šita grupė eikite tą kryptim. And these devotees were so much infused with Gaura Shakti Ir šitie bhaktai buvo tiek persipiltę Gaura Šaktį, that anybody who saw them would immediately become a pure devotee. kad kiekvienas, kuris tiesiog juos pamatydavo, iš karto tapdavo tyrų bhaktų. And they would abandon all worldly duties, Jie pamiršdavo visas pasaulietinės and they would pareigas. walk with those devotees down that road, Ir tada keliu jau su šitais bhaktais bėgdavo fully iš surrendering paskos. to that devotee of Lord Chaitanya. Visiškai atsiduodami tam viešpatės Čaitanijos bhaktui. So then they would come to another intersection, Taigi jie prieidavo dar vieną kryžkelę. and the devotee of Lord Chaitanya, he would say, now you new devotees, you walk down that road, you walk down that road. O tada viešpatės Čaitanijos bhaktas jau duodavo jiems komandą. Na, dabar šita grupė eikite tą kryptim, o jūs eikit kitą And the kryptimį. second group of devotees, they were also fully infused with Gaura Shakti. Ir ta antroji grupė bhaktų, jie irgi būdavo perpildyti Gaura Šaktį. And anyone who saw them would immediately become liberated soul. Ir kiekvienas, kuris juos pamatydavo, iš karto tapdavo tyrų bhaktų. So in this way it's described that Lord Chaitanya delivered all of South India just by walking down the road. Ir tai pasakojama viešpačiai Čaitanį tiesiog sueidamas keliu išvadavo visą Pietų Indiją. So ISKCON is actually something like that. Kažkas panašiai ir su ISKCON. Prabhupada came, Prabhupada atvyko. and those who met Prabhupada, their lives are transformed. Tie, kurie susitiko Prabhupada, jų gyvenimas visiškai And Prabhupada would pasikeitė. send them out, you see. Prabhupada išsiųsdavo juos kitur. I didn't meet Prabhupada in the beginning Aš pradžioje nesusitikau su Šila because I was a Prabhupada. Mayavadi. Aš tuo metu buvau Majavadis. I was told to come, but I didn't go because I didn't want the Swami to pop my I am God bubble. Ir aš labai nenorėjau susitikti su tuo Svamiu, kad jisai nesusprogdintų mano aš esu Dievas burbuliuko. But when I met Vishnujana Swami, I was ready, you see. Bet kai jau susitikau su Višnudžana Swami, jau buvau pasiruošęs. Just by seeing him, I was completely convinced Vien jį pamatęs, jau aš pilnai that įsitikinau, now I will give my life to Prabhupada. kad dabar viskas atiduosiu visą savo gyvenimą Šilai So Prabhupadai. this is how the movement spread, you see, Va tokiu būdu judėjimas sklido tais laikais, by faith. tikėjimo dėka. You have to have great faith in Prabhupada and those who are purely serving Srila Prabhupada. Turite visiškai pasikliauti Šilą Prabhupadą ir tais, kurie atsidavė jam. If you have that faith, you see, Jeigu turite tokį tikėjimą, then you will also have the faith, just as these persons were transformed into great Vaishnavas, I can also be transformed into a great Vaishnava. jeigu jūs turite tokį tikėjimą, kad va šitie bhaktai, jie tapo tyrais vaišnavais ir aš irgi galiu tokiu tapti, So what do you do then when you get this faith? kas atsitinka, jūs įgyjate tokį tikėjimą, Well, you associate with devotees, you see. kai jūs įgyjate tokį tikėjimą, jūs bendraujate su That's bhaktais. called sadhu sangam. Ir tai antroji pakopė, kuri vadinasi You sadusam. associate with devotees as much as possible. Bendrauti su bhaktais tiek daug, kiek tik įmanoma. Birds of a feather flock together. Tai yra vienos, kaip čia lietuviškai, vienos rūšies paukščiai skraido kartu. So the materialists are compared to crows. Materialistai sulyginami su And the varnomis, devotees are compared to swans. o bhaktai su gulbėmis. Where do the crows like to congregate? Kaip jūs manot, kur varnos mėgsta būriuotis? When there's some garbage, they like to go to the garbage heap and pick Jų through the mėgstamiausia garbage. vieta yra savartynai. But you find the swans picking through the garbage? Ką nors teko matyti gulbės besirausiančias savartynuose? No. Ne. The swans will go to beautiful
clear lake with lotus flowers. You see. Gulbės skrenda į gražius ežerus, kur žydi lotosai. So the devotees, they don't want to associate with crows. Ir dėl to bhaktai jie su varnomis nenori They have no bičiuliautis. interest in the pastimes of crows. Jų tų varnų žaidimai savartynuose nevilioja. They want to associate with the swans, Bhaktus vilioja gulbių the žaidimai. devotees, and wonderful spiritual atmosphere. Tai yra ta nuostabi dvasinė atmosfera. So that's called sadhu sangha. O tai yra sadhu sanga. And then by associating with the devotees, you see what the more advanced devotees are doing, you see. Ir stebėdami, bendraudami su bhaktais, jūs matote, ką tie išaukštinti Well, bhaktai here's this daro. advanced devotee here. He's initiated disciple of a bona fide guru. Jūs matote, va štai tas pažengęs bhaktas, jis yra išventintas va šito bona fide guru mokinys. He's taken a vow to chant 16 rounds of japa every day. Jisai davė įžadus kasdien kartuoti 16 ratų. He's strictly following his vow without deviation. Jis nenukrypdamas griežtai seka šito įžadu. He promises Guru Maharaj no illicit sex, no meat eating, no intoxication, no gambling. Jis pažadėjo savo guru Maharadžui, kad laikysis 4 reguliacinių principų. He's keeping his vow strictly. Jis griežtai laikosi visų šitų įžadų. Whenever he has a chance to hear his spiritual master or serve his spiritual master, he's very eager to do that. Ir kai tik yra galimybė klausytis dvasinio mokytojo arba jam pasitarnauti, jis su didžiausiu entuziazmu tai daro. So you can study those advanced devotees who have become disciples of bona fide gurus. Jūs galite iš šalies stebėti, kaip elgesi tie mokiniai, išaukštinti mokiniai, kurie tarnauja bona fide guru. And you can think, well, that's what I'm supposed to do too. I need to select a guru and become initiated. You see. Ir juos stebėdami jūs irgi pagalvot, man irgi reiktų taip elgtis, man irgi reiktų pasirinkti guru, reiktų jam tarnauti, gauti iniciaciją. Because when you make that commitment of initiation, you see, Nes kai jūs darote tokį įžadą išventinimo metu, that is a solemn vow. You cannot ever give it up. tai yra labai tvirtas įžadas, kurio niekada negalite It's a atsisakyti. very serious commitment to take Diksha initiation. Tai yra labai rimtas įžadas dikša išventinimas. Some may say, well, that sounds too serious to me. I don't want to get that serious about Krishna consciousness. Ir kažkas gali pagalvoti, man tai pernelyg jau rimtai viskas atrodo, nenorėčiau taip rimtai pasinerti Krišnos sąmonės You praktiką. won't be able to overcome the influence of the material energy. Bet jeigu jūs taip galvosit, jūs niekada nesugebėsite įveikti materialios energijos If you įtakos. want to be empowered to become free from the influence of the material nature, Jeigu norite išvengti materialios gamtos įtakos, sugebėti pakilti virš to, then it's absolutely required according to the Shastra that you have to take shelter of a bona fide guru by initiation. šventraščiai labai aiškiai nurodo, jums būtina gauti išventinimą pas bona fide dvasinį mokytoją. So by then doing that, Ir kai jūs tai padarysite, accepting his instructions, his orders as your very life and soul, kai pripažinsite jo nurodymus kaip savo gyvenimo misiją, then the most wonderful thing begins to happen. labai nuostabus dalykas pradės vykti jumise. The lust, anger, and greed that you've had in your heart for millions of lifetimes Geismas, pyktis, godumas, kurį turėjote savo širdyse milijonus gyvenimų, starts to go away. pradeda keliauti You're šalin. not so lusty anymore. Pasirodo jūs, You don't get angry so easily anymore. tai pasirodo geismas jūsų You're taip not so nebekankina, greedy anymore. godumas, pyktis irgi jūsų nebeįtakoja. You actually develop a little bit of sanity, Jūs biški blaivus pasidarėt and you're not so envious anymore either. ir jau pavydas taip nebekankina. You actually start to become a saint Jūs jau pradedat panašėti į šventąjį. simply by being dedicated to serving your spiritual masters. Vien dėl to, kad atsidavėte dvasinio mokytojo misijai. So there are higher stages, but we'll discuss that at another time. Yra ir aukštesni lygiai, bet čia jau kitam kartui. And I can ask now if there's any questions. Ir dabar paklausim, ar kas turit klausimų, pakelkite ranką, mes turim mikrofoną ir atsiųsim jums mikrofoną. Now we hear from senior devotees that you do the service what you love, and if you don't love it, don't do it. Oh, okay. Taigi mes girdėme iš vyresnių bhaktų, kad yra toks pasakymas, kad darykite tarnystę, kurie jums patinka, o jeigu nepatinka tarnystė, tai nedarykite. Yeah, I've heard that there's a bogus philosophy going around ISKCON. Man teko girdėti šitą nevykusią filosofiją, klaidžiančią į skonę.
Unless you love the service, you shouldn't do it. Jeigu nepatinka tarnystė, tai ir nedaryk. So let's say the temple president says, back to Joey, we need somebody to wash the dishes tonight because we just had a feast and the kitchen's a mess. Can you go wash the dishes? Pavyzdžiui, šventyklos prezidentas prieina prie Bakto Petro ir sako, klausyk, Bakta Petrai, reiktų išplauti indus, nes bus feastas, jeigu neišplausim, tai So back to Joey says, I don't feel the ecstasy when I'm washing pots. Ir Petras sako, kažkaip aš ekstazės nejaučiu, kai tuos puodus plaunu. I feel ecstasy when I read about Raganuga Bhakti. Vat kai skaitau apie Raganuga Bhakti, tai man plaukai šiaušiasi piestų. So I will sit in the ashram and I will study Raganuga Bhakti. Ne, aš pasėdėsiu geriau Brahmacharių ašram ir paskaitysiu apie Raganuga Bhakti. Ne, puodai ne man. That's for the neophytes. Čia neofitams skirta. I'm Bhakta Joey, I'm very... Ašgi Bhakta Petras, ašgi ne šiaip. So don't fall into this trap. Tai nepakliūkite į šitą žabangas. If it was a fact that you shouldn't do some devotional activity unless you love it, then we have to say that Rupa Goswami was wrong. Ir jeigu tai būtų tiesa, kad jeigu jums tarnystė nepatinka, jos nereiktų daryti, tai Rupa Goswamis klydo. Rupa Goswami states in the Upadeshamrita. Nes Rupa Goswamis Upadeshamritoje aiškiai teigia. Siyat Krishna nama charitari sitapavidya pato pataptadashana sadanochikanu kindvadadananunidang kadishai vajushta shamikramad babitut gulamula hantri. The holy name, character, and activities of Krishna. Tai yra viešpaties Krišnos šventasis vardas, savybės, veikla. Are all transcendently sweet, just like sugar candy. Visi transcendentiškai saldus tarsi saldainis. Although the tongue of one who is afflicted with the jaundice of avidya or ignorance. Tačiau to, kuris yra paveiktas avidijos arba neišmanimo liežuvis, cannot taste anything sweet. Negali justi nieko saldaus, negali patirti saldaus skonio. It is wonderful. Kaip yra nuostabu, that by carefully chanting these sweet names every day, kad jeigu toksai žmogus reguliariai kiekvieną dieną labai dėmesingai kartoja šventuosius vardus, a natural relish awakens within his tongue, jo liežuvis pradeda, jo liežuvyje atbunda tas natūralus saldumo pojūtis. And his disease is gradually destroyed at the root. Ir jo liga iš esmės yra pašalinama. So this describes a person who doesn't love chanting Hare Krishna. Ką aprašo šitas posmas? Žmogų, kuriam dabar nepatinka kartoti Hare Krishna. Sometimes he likes it, sometimes he feels it's an austerity, or it's practically bitter sometimes for him. Kartais jam patinka kartoti Hare Krishna, o kartais tai yra didelė askezė ir kartu. But it's compared to jaundice. Bet tai sulyginama su gelta. Sugar candy is very tasty, isn't it? Juk ledinukai taigi labai skanus. But if you have jaundice, it tastes very bitter. You just want to spit it out. It's so horrible, actually. Tačiau jeigu jūs sergate galta, tai ledinukai yra pasibjaurėtinai kartaus skonio, jums norisi įspjauti. So Rupa Goswami says, for a person who is in ignorance, sometimes the holy name is bitter. Ir dėl to Rupa Goswamis ir sako, kad tam, kuris yra paveiktas neišmanimo, šventieji vardai jiem atrodo labai nekokio skonio. But still he is told to keep chanting regularly, carefully every day. Tačiau jam vis tiek nurodoma reguliariai nuolat tęsti toliau. So even if you find devotional service to be bitter, ir dėl to net jeigu jums kartais atsidavimo tarnystė ir atrodo kartoko skonio. You don't feel like washing the pots or doing some service. Ir jums nelabai jau ir norėtųsi ten plauti puodo ar kažkokios kitos tarnystės daryti. Jums dėrėtų siekti dvasinio mokytojo nurodymų. And Prabhupada said, when I'm not there, you can please me by pleasing your temple president and the GBC. Prabhupada pasakė, jeigu mane šalia nėra, jūs galite patenkinti mane, jeigu patenkinsit šventyklos prezidentą arba GBC. So by serving your temple president, who is here now, giving you instructions, ir jeigu jūs tarnausite šventyklos prezidentui, kuris yra šalia ir duoda jums nurodymus, you are directly pleasing your spiritual master. Jūs betarpiškai patenkinate savo dvasinį mokytoją. So if you're asked to do some service, taigi, jeigu jūsų prašo atlikti kažkokią tai tarnystę, don't think, well, I don't love that service, so I'm not going to do it. Negalvokit, kažkaip man ta tarnystė nepatinka, aš jos nedarysiu. I'll give you a little hot tip. I'll give you a hot tip how to advance quickly in Krishna consciousness. Duosiu jums gerą patarimą, kaip greitai tobulėti Krišnos sąmonės. Whatever you don't like to do, tai, kas jums nepatinka whatever daryti, you don't love to do, tai, kas jums tikrai labai nepatinka, volunteer to do that.
savo norų pasišvęskite tai veiklai. And you'll learn how to love that also. You see. Ir išmoksite pamilti šitą veiklą. Whatever service would be the very last service you would want to do, Bet kokią tarnystę, kurią mažiausiai norėtume volunteer for daryti. them. Pasirašykite savanorių Whatever service atlikti. you hate the most, Ir ta tarnystė, kurios labiausiai nekenčiate, go to your temple president and volunteer to do that service. eikite pas šventyklos prezidentą ir maldaukite skirti And tą I tarnystę guarantee you, you jums. become a Paramahamsa very quickly. Ir garantuoju jums, net nepastebėsit, kai tapsit Paramahamsa. Just try it. Pamėginkite ir Whatever you įsitikinsit. hate the most, volunteer to do them. Tai, ko labiausiai nekenčiate, pasirašykite savanorių tai daryti. And you'll develop a taste for it. Pamatysite, atsiras skonis tam. And if it's something else you don't like to do, volunteer for that also. Ir jeigu pastebėsit, kad dar kažkas nepatinka, pasirašykite ir tam. And before you know it, you'll have a taste for doing any kind of service. It Ir doesn't net matter what it is. nepastebėsit, visa veikla jums kels ekstazę, viskas jums labai patiks. That means you're becoming the full recipient of the mercy of Guru and Krishna. Tai reiškia, kad jūs gavote visą Guru ir Krišnos malonę. So if somebody tells you, if you don't love the service, don't do it, Ir jeigu kažkas jums sako, jeigu tarnystė nepatinka, tai ir nedaryk. block it out. Užsikimškite ausis, They don't know the philosophy. jie tiesiog nežino, ką jie Do paisto. not know our philosophy properly. Jie tiesiog nežino mūsų filosofijos. You take the service that is given by your authorities, Tai yra, atlikite tarnystę, kurią duoda jūsų service autoritetai, given by your spiritual master, tarnystę, kurią duoda jums Your dvasinis temple mokytojas, president, your jūsų šventyklos GBC, prezidentas, GBC, your Sankirtan leader, Sankirtanas lyderis, your department head, whatever it may be, grupės vadovas, kas ten bebūtų, koks vadovas bebūtų. even within the family. You see. Netgi šeimoje. One should work in a very cooperative way Reikia juk veikti iš vien, bendradarbiauti. and to please one's family members Reikia patenkinti in a šeimos Krishna narius. conscious way. You see, I have to do what is necessary to make my family happy in Krishna consciousness. Reikia kiek įmanoma stengtis padaryti mano šeimos narius laimingus Krišnos Even if sąmonę. you find it to be bitter, Nors gali pasirodyti kartoka, if you're a grihasta, you have a duty to see that your other family members are happily situated in Krishna consciousness. jeigu jūs grihaska, jūs turite pasirūpinti, kad kiti šeimos nariai taip pat būtų pasinėrę palaimingai į Krišnos sąmonę. Even if you don't love doing that, Ir net jeigu nelabai patinka tai daryti, you must do that jūs turite tai daryti, because that is your duty. nes tokia jūsų pareiga. Vedic culture does not mean acting out of enjoyment. Vedų kultūra naiptol nereiškia, kad jūs veikiate tik tai iš pasitenkinimo. Vedic culture means acting out of duty. Vedų kultūra tai reiškia veikti iš In pareigos. India, even today, we see the principle of duty still going on in some circles. Netgi mūsų laikais, netgi Indijoje, net mūsų laikais jūs galite kai kur pamatyti tai, kad žmonės veikia iš pareigos. My godbrother grew up in one neighborhood of New Delhi. Mano brolis Dievuje užaugo viename Delio priemiesčiu. In that neighborhood, throughout his whole youth, there was one merchant. He had one wala. He had a cart in the neighborhood. He was selling something from his cart in the neighborhood. Tai ir ten buvo toks žmogeliukas, kuris pardavinėjo nuo savo vežimaičio. So one day he became too old to do that service anymore. Ir vieną dieną taip jau nutiko, kad jis jau buvo pernelik senas tą I mean, tarnystę he was there daryti. for 20 or 30 years, every day with that little cart doing that. 20 ar 30 metų jis kiekvieną dieną be išeities su tuo savo vežimaičiu And then važiuodavo, one day, pardavinėdavo. his son was there. Ir vieną dieną žiūriu, jau jo sūnus And that's veža tą it. The son vežimėlį. will be there for 20, 30, 40 years. Ir dabar jau sūnus 20 ar 30 And metų then his son will važinės. do it. O tada jau jo sūnus This way važinės. it's passed down through the generations. Ir tokiu būdu tai perdodama iš kartos į This is kartą. called duty. you see. Va tai vadinasi pareiga. So whatever duty is given to you by your spiritual master, Taigi kokią pareigą jums beduotų jūsų you dvasinis may love it, mokytojas? you may hate it, it doesn't matter. Ar jūs ją mylite, ar jūs nekenčiate, You take the nesvarbu. duty given by Guru and by Guru's representatives, and you execute it with all sincerity. Atlikite tą pareigą, kurią nurodo guru arba jo atstovas su visų nuoširdumu. So any other questions? Dar koks klausimėlis? Kartais švento vardo kartojimas būna kaip labiausiai nekenčiama veikla. Tai kaip kartoti šventą vardą su tarnystės nuotaika. Sometimes chanting the holy names is the activity that I hate the most. So how to develop the mood of service, when you chant. She says that sometimes he doesn't like the chanting.
Yeah, sometimes the chanting is the most bitter thing. Then chant some extra rounds. Išeitis paprasta, tiesiog papildomai ratų pakartok. And here's a tip. Ir štai dar vienas geras I recommend niuansiukas. this. It's a very good hot tip. That verse I just quoted, it's in the Upadeshamrita. Tas posmas, kurį citavau, jis yra iš Šri Upadeshamritos pamokymų nektaro. Memorize that verse. Išmokite tą posmą. Before you chant your rounds, say that verse. Prieš kartuodami džapą, sukartokite šitą posmą. And I guarantee you, your rounds will be, your japa will be in a new dimension just by meditating on that verse before you start your rounds. Jeigu prieš kartuodami savo džapą prisiminsite šitą posmą, medituosite jį, neabejokite, jūsų džapa bus So kitame if I can lygyje. give you a piece of advice, this is my instruction to you, if I can do that, Taigi, jeigu aš galiu padaryti, tai va štai mano patarimas jums. that at least for the time being, you must do this every day. Tai, Every day she must chant that verse from the Upadeshamrita. tai yra, kad kiekvieną dieną prieš kartuodama džapą sukartokite šitą pamokymo nektaro Until you posmą. get over this aversion you have to the holy name. Kol neįveiksite šito, kaip sakant, negatyvaus požiūrio į šventų vardų kartuojimą. It could just take a week, could take a couple of weeks, maybe just 3 days. It depends on how deep Gal you prireiks ponder the savaitės, gal meaning of that metų, verse. gal 3 dienų priklausys nuo to, kaip pasinersite į meditaciją. That verse is very powerful. Bet Rupa tas Goswami's posmas, Shakti is there. You see. kuriame yra sutelkta Šilas Rūpas If Gosvami you, šaktis you labai meditate on that galingas. verse very deeply, you may be able to overcome this aversion in 1 day only. Ir jeigu iš tikrųjų labai sutelksite savo dėmesį šitą posmą, per Just- vieną dieną veiksite You šitą. just have to understand clearly the point being made by Rupa Goswami. Tiesiog reikia labai aiškiai suvokti tai, ką sako Šila Rūpa And then Gosvami this problem šitame will go posme. away immediately. Ir tada šitą problemą be abejonės pasitrauks. You're not properly fixed in philosophical understanding. That's Tai the reiškia, problem. kad tiesiog dar truputį šlubuoja filosofinis But this pagrindėlis. verse will repair your consciousness. Bet šitas posmas bus tas gera atrama, kuri pataisys jūsų pamatus. Okay, next. Yeah. Regarding the duty, you mentioned that one should do things even if they don't like it, to please the family members. What about family members? It's one should do one's duty to please the. You have to. Your duty is to help your family members become Krishna conscious. Okay, because if it's not Krishna consciousness, No, it's obviously just- not. It's not sense gratification. Čia toks patikslinimas mokytojas tai sako, bet jis dar kartą patikslina, kad patenkinti šeimos narius turime omeny patenkinti šeimos narių Krišnos sąmonės dvasioje. Next question. Klausimas? Yes. Mikrofonas. Aš kažkur skaičiau Prabhupados komentaruose apie liežuvio, sakykime, nugalėjimą ir norėčiau paklausti, ką jisai ten turėjo omeny, gal gali pakomentuoti, kitaip sakant, nugalėti liežuvį. Va tai buvo. Srila Prabhupada, somewhere in his purpose, is talking about controlling the mind, controlling the tongue, how to control the tongue. Could you kindly explain how can we control the tongue? Yes. By chanting Hare Krishna, Tai yra, liežuvį galima kontroliuoti by kartuojant talking Hare about Krishna, Krishna, pasakojant apie Krishną and by tasting Krishna prasadam. ir mėgaujantis Krishna But prasadą. don't eat too much. Bet nepersistenkit, Did you get sick? nes jeigu persistengsite valgydami Krishna prasadą, galite netyčia susirgti. By engaging the tongue in Krishna's service, that's how you conquer him. You see? Bet jeigu panardinate liežuvį į Krishnos sąmonės veiklą, tokiu būdu jį galite kontroliuoti. We have our very nice prasadam prayer, you know. Taigi turim nuostabų prasadą. Sharira Vinjadalditandriya. It's a very good prayer. Tai yra, turime tokią gražią maldą prieš pagerbdami Study the prasadą. translation for that prayer. Pastudijuokite šito posmo, kurį mes gėdame, šitos giesmės, kurį mes gėdame prieš prasadą. This material prasmę. body is a lump of ignorance. Tai yra, jame sakoma, kad šitas materialus kūnas tai And yra the senses are a network of paths leading to neišmanimo death. gniužulas ir jūslės tai yra keliai vedantis. Of all the senses, the tongue is the most voracious and uncontrollable. Ir liežuvis yra sunkiausiai suvaldoma jūslė. It's very difficult to conquer over the tongue in this world. Ir iš tikrųjų šiame pasaulyje nugalėti, pažaboti liežuvį labai But sunku. you, Lord Sri Krishna, Tačiau, o viešpatie Krišna, have sent us this nice prasadam.
Tu atsiuntei šitą nuostabų prasadą. spiritual food, Tai yra dvasinis maistas. just to help us conquer the tongue. Ir jo dėka galima pažaboti šitą. So now let liežuvį. us take this prashadam Taigi paragaukime šitą to prasadą our full satisfaction iki pilno pasitenkinimo. and glorify your lordships. Ir šlovinkime jų mūsų Shri viešpačius. Radha and Krishna. Šishirada ir Krishna. So if you engage your tongue in tasting prashadam and in vibrating the glories of Krishna, you will taste a pleasure which is so sublime that that tongue will no longer desire anything else. Taigi, jeigu panardysite liežuvį skanauti Krishna prasadam ir kartoti šventus viešpatės vardus, jis pajus tokį išaukštintą skonį, kad daugiau niekas jo nebevėlios. Next question. Dar klausimas? Ar šis pasaulis yra labiau kaip kalėjimas, kurio paskirtis, šiek tiek nubausti ir izoliuoti, ar jis labiau yra kaip mokykla, kurios paskirtis yra visokiojopai padėti, kad iš jo iškeliautum? Should we understand that this material world is more like a prison with the purpose to punish us? Or is it more like a school which purpose is to elevate us, to transform us? You can take it either way. Ir taip gali pasižiūrėti į tai. For those who defy the laws of God, who vehemently defy the laws of God, it's like a prison. Tiems, kurie nusižengia Dievo įstatymams, demonams, tai yra kalėjimas. For those who are seeking spiritual enlightenment, it's a place of education. O tiems, kurie siekia dvasinio nušvietimo, tai yra švietimo So įstaiga. it depends on your consciousness. Viskas priklauso nuo tavo sąmonės. Next. Dar klausimas? Prison also for education. Yes. Being in prison is also educational. Yes. Bet iš tikrųjų būti kalėjime tai irgi švietimas. Yes. Krishna. Mokytau, gal galėtumėt pakomentuoti didesniam aiškumui savoką sugrįžti pas Dievą. Jeigu mes pasieksim tobulybę Krishno sąmonėje, mes pateksime į Krishna loką ir iš jos niekada nebe grįšime į žemę, į materialų pasaulį. Kaip suprasti savoką sugrįžti, reiškia, mes ten buvom. Jeigu mes pasiekiam tobulybę Krishno sąmonėje ir patenkam į Krishno loką, iš jos mes nebepuolame į materialų pasaulį. Kaip suprasti savoką sugrįžti pas Dievą, reiškia, mes ten buvome. Pakomentuot va tą. It is said that we should come back to Godhead, and at the same time it is said that if someone is in the spiritual world, he never come back to the material world. So how we can come back? It means we already was here, but it is said if someone is in the spiritual world, he never goes to material world. So No, it doesn't say somebody in the spiritual world never goes to the material world. That doesn't say that. Taip nesakoma, kad tas, kuris dvasinė pasaulyje, niekada nekeliauja į materialų pasaulį. You missed the word punar. Jūs praleidote žodį punar. Again. Vėl. He can fall once, but he won't fall twice. He He never takes birth again. Tai reiškia, jis vėl nebegimsta, jis gali vieną kartą patekti, bet Doesn't antrą say kartą jau somebody in the nepateks. spiritual world can never take birth in the material world. Doesn't say them. Ten nesakoma, kad tas, kuris yra dvasinė pasaulyje, materialiam niekada It nepasirodys. says one who falls down and goes back, he will never fall down a second time. Ten yra sakoma, kad tas, kuris nupuola iš dvasinio pasaulio ir sugrįžta atgal, jis daugiau niekada nebesugrįžta į So you can materialų fall pasaulį. once, Taigi puolama tik vieną kartą, but you won't fall twice. bet du kartus nepuolama. Of course you could, Aišku, jeigu labai panorėsi, gali, because there's free will. nes ten laisva valia. But as it is sometimes said, once burned, twice shy. Tai yra, bet kaip yra sakoma, vieną kartą nusvilęs, antrą kartą pirštų nebekiši. A little kid may stick in the fire, his hand in the fire once, Taigi, kaip vaikis, jis gali vieną kartą pirštuką įkišti į but you ugnį, can't pay him to do it a second time. bet He jau won't antrą ever do it kartą, a net jeigu second time. sumokėsit, nebekiš atgal. He'll learn his lesson. You see. Tai tas pats ir su So mumis. you've fallen from the spiritual world to this material world. You've fallen. Taigi, nukritai iš dvasinio pasaulio į materialų. Tai tiesa, But when you go back to Godhead, bet kai sugrįšit gal pas Dievą, punar janmana vidyate, you will not fall down again. punardžamana vidėti daugiau, čia nebepataikysi. Faktas. Mano klausimas būtų susijęs, kodėl
Prabhupada nebuvo patrauktas, kodėl kai kurie žmonės nebuvo patraukti Prabhupados, nors jisai spinduliavo tą savo vidinę meilę Krišnai. Ir kaip mes galim tapti tais atsidavusiais, kaip minėjau, mokytos iš tos Lilos, kad irgi taptume tais, kurie patraukia prie Prabhupada. So his question, why do some people who met Srila Prabhupada were not attracted by him? And another in this relationship? Wait. I mean, talking about karmis? Yeah, some people... Yeah, so many people. Cardinal Danilal argued with Prabhupada. Yeah, and in this relationship also, how can we become these devotees, as you mentioned, Chaitanya Lila, who are so attracted that others just seeing them could be attracted? You have to desire pure love of God. Taigi jūs turite trokšti pasiekti tyrą meilę Dievui. If you desire material sense gratification, you will be covered over. Jeigu jūs trokštate materialių jūslinių malonumų, jūs būsite uždengtas You dangum. have to desire pure bhakti. Jūs turite siekti tyros bhakti. Kick out all other desires. I have one desire only, and that is become a pure devotee of Krishna. Atmesti visus kitus trokštimus ir trokšti tik tai vieno, noriu tyros And bhakti. then you will be able to take full advantage of the association of Guru and Vaishnava. Ir tada galėsite pilnai pasinaudoti guru ir vaišnavo bendrijos teikiamais privalumais. Cardinal Danilal was sitting there talking with Prabhupada. He was drinking liquor while he was talking with Prabhupada. Yeah. Liquor. Taigi, kaip tas žinomas kardinolas Danielijų, kuris kalbėjosi su Prabhupada, matė jį betarpiškai ir tuo metu gėrė vyną He was ir ginčijosi su a juo. Catholic cardinal. Jis buvo Big katalikų position in the kardinolas. Catholic Church, but he was drinking liquor while he was talking to Prabhupada. Jis buvo tikrai aukšto lygio katalikų pareigūnas ir So girkšnojo savo vyną he was arguing with Prabhupada. ir ginčijosi su Prabhupada. So any other questions? I think Ar you dar had a koks? question, yeah. Norėjau paklausti, pavyzdžiui, kaip paaugliai atsidavusi vaikai turi eiti į mokyklą visą laiką. Ta prasme, ir... Ta prasme, ir mokykloj, pavyzdžiui, daugumoje mokykloj tenais rūko visi ir geria ir dar visokiais dalykais užsiminėja. Ir ta prasme, ir tada, kai tu matai, kad jie netiki, ir tu pats pradedi netikėti. Ir kaip nepamesti to tikėjimo. Teenagers. So, teenagers should go to school. And unfortunately, their classmates are not devotees. And they are doing various nonsense things. And when teenagers, devotees see them doing these nonsense things, they sometimes also can be influenced and are losing their faith. So how to be strong, not got into influence of... We have to arrange that the teenagers don't have to go to the public school. We have to do. Vienu žodžiu, idealu būtų taip, kad taip suorganizuot, kad mūsų paaugliams, baktams nereikėtų vaikščioti į karminę mokyklą. Čia būtų idealu. That's the real solution. Tai būtų... We need to arrange to protect you from having to associate with Ir them. tai tikrai jūs apsaugotų nuo to netinkamo bendravimo. By either homeschooling or Gurukula. Yeah. Jeigu tai būtų mokykla namuose arba gurukula. In America, there's one lady named, one of our Matajis, her name Arudha Dasi. Arudha Devi Dasi. Arudha Devi Dasi, viena Matadži Amerikoje. She decided to homeschool her sons. Jinai namuose mokė savo sūnus. She's actually written a book about it, how to do homeschooling. Ir jinai netgi parašė knygą, kaip mokyti vaikus namuose. You can get it from krishna.com. Ja galima gauti iš krishna.com. I haven't finished. So mokytas dar nebaigė. She had a son named Ravi. Ir jos sūnus buvo vardu Rabi. And she didn't send him. He didn't go to public school. Ir jis niekartų nevaikščiojo į tą paprastą mokyklą. Jinai mokė į namuose. And by the age 13, he was able to enter the university by the age of 13. 13 metų jisai buvo taip gerai apsimokęs, kad jisai galėjo įstoti į universitetą. What is your age now? Kiek tau metų? 15. Yeah, you would have already been in the university if you'd been homeschooled. Tai jeigu tave būtų mokę namuose, tu jau sėdėtum universiteto suole. I have
I have a disciple in Melbourne, Australia. His mom, she's training, homeschooling her son right now at the present time in Australia. Kaip vieną matėdžią Australijoje, jinai moko savo sūnų kaip tik namuose. Yeah. In the world, there are not all the countries which allow. So Lithuania is one of them. Lithuania does not allow homeschooling? Yes. That means you have to lobby the government to change the laws of this country. This is demoniac. Taigi, kaip ten bebūtų gaila, bet Lietuvoje dėja mokymas namuose ne visai They yra force you to legalus. send your children to demon school. Taigi, tai reikia kažkokiu tai būdu papirkti tą vyriausybę, kad jinai panaikintų tą demonišką You įstatymą. should meditate on Prahlad. He was also in demon school. Taigi, šitoj situacijoje, kadangi jums tenka vaikščioti į lietuvišką mokyklą Lietuvoje, jūs turite medituoti į Prahladą, kuris vaikščiojo į demonų mokyklą. You're just like Prahlad, you see. Ir vad jūs kaip Prahladas You're going to demon school every day. einate į demonų mokyklą. So what he would do is during the lunch break, Taigi, ką darydavo Prahladas per pietų pertraukėlę? he would tell all of his classmates to chant Hare Krishna. Jis savo visiems klasiokams sakydavo, nagi Hebra, davai Hare Krishna dainuot. So you need to preach. Taigi, pamokslauk. You need to preach heavily to your classmates. Taigi, be jokių sentimentų. They may not become devotees, Nu, gal jie ir netaps baktais, but you'll be protected bet tokiu būdu tu būsi from apsaugota. their bad influence. But instead of them influencing you, you should put your influence on them. Vietoj to, kad jie jūs tave įtakotų, tu juos įtakok. I can see you're not a philosophical wimp. Matau, kad tau dar filosofinis pagrindas šlubuoja. You're heavy duty. You see. You're a heavy duty young lady. Aha, reiškia, You're not a wimp, Filosofiškai stipri. philosophical wimp. jo, ta prasme, mokytojas sako, kad tu nesi filosofiškai You silpna. should use that strength and preach to them. Taigi turi panaudoti šitą galią ir pamokslauti Yeah. jiems. What a lamb can do in a pack of wolf. Taigi klausimas, ką gali padaryti ėriukas vilkų A gaujoje? lamb in the pack of wolves. Yes. That's the same thing with Prahlad, but he preached to them. That's what he did. Tas pats buvo su Prahladu, bet Prahladas pamokslavo jie. Prahlada's position was different. Na, Prahlada buvo He biškiai was the kitoks. son of king. Jisgi buvo karaliaus sūnus. That what? He was son of king. King. Offspring? King. King, Hiranya Maharaj. Kashipu. Hiranyakashipu. Yeah. But still, But the thing is, the position also makes different. at least you should just give them prasadam. Na, vienu žodžiu, kad būtų lengviau ir liktum gyva, tai bent jau prasadų užversk juos visus. That is best. Šitas tikrai suveiks. And the fact is, you're not supposed to preach the glories of the holy name of the faithless. Na, kaip ten bebūtų, bet turėk omeny, nereikia pamokslauti švento vardo šlovės netikitiems. But I would definitely get on their case with it in a little bit, you know. Bet jeigu mano atveju, tai aš tikrai jau pasistengčiau jiem kai ką pasakyti. You're just running and playing. You should be considered. You should try to become self-realized. You try to understand who you really are. I wouldn't tell them about Krishna. No, they'll blaspheme Krishna. Don't mention Krishna to them. One can absorb oneself in studying Shastra. While others are playing, one can start studying. So they will inquire, why don't you come? Oh, I have this to study. Her advice is very good. Yeah. Tai va, Mataji Višnuprijos patarimas labai geras, kaip sakant, kai jie žaidžia ten ir dūksta ir daro visas kitas savo nesąmonės, išsitrauk šventraščius ir studijuok ir jie pasakys, o, ko tu su mumis nežaidė, ką tu darai čia tokio? I have no time to waste. Ir tu gali jiem pasakyti, neturiu laiko švaistyti veltui. Yeah, you should be fixed in your studies and you chant 16 rounds now every day? I'm trying. No, that's not good enough. Sorry. Taigi, klausimas You buvo, must complete 16 rounds every day before you go to school. You must. prieš išeidama į mokyklą turi sukartoti visus 16 ratų. Privalai. That will protect you from the contaminating influence. Tai apsaugos tave nuo blogos If you're įtakos. lazy and you're chanting, you're going to be influenced by their demoniac mentality. Jeigu būsi apsnūdusi savo kartojime, tai tave įtakos tie demoniokai. So you need that protection of 16 good rounds every day before you go to school. That Dėl to tau reikalinga 16 ratų apsauga prieš išeinant į mokyklą. Go to bed early and get up early and chant 16 Sprendimas paprastas. good rounds Anksti į every lovą, day. anksti atsikelsi.
And they won't be able to mess with you anymore. Ir tada jau tie demoniokai tavęs daugiau You'll be nebekankins. fixed in Krishna consciousness. Tu būsi tvirta Krišnos sąmonė. Okay, so we'll go ahead and stop here. Taigi mes čia And we stabtelsim. thank you all very, very much. It's been delightful to be here with you. Wonderful. Labai ačiū Jums, buvo tikrai didžiausias malonumas būti su Jumis visais čia. Please continue with your wonderful Krishna conscious activities. Prašau, tęskite toliau savo nuostabią Krišnos And we sąmonės look forward veiklą. to seeing you again in the future. Ir labai tikiuosi susitikti su Jumis Srila ateityje. Prabhupada ki jai. Gaura Premanande. Ačiū labai. Tai čia mokytojas padalins prasado ir jeigu kas turėsit galimybę paaukoti mokytojo kelionėms, tai mes to atnešime dar pintinėlę. Paduokit tą mėlyną. Ar norit kas prasado? Aš pirmyn. Okay, all the kids first. Vaikai pirmi. Vaikiukai ir visi kiti. Vaikai pirmi. Okay, little kids. Any more little Kas kids? ten dar vaikas? Greit. Come on, cookie for kitty. Sausainiai. Gerai, paskui jeigu reiks dar kalbėti. Oh. Any cookies? Okay, come on, cookie for kitty. She wants to come with a mom. Anyway, come on, cookie for kitty. Okay, is that it? Kam pirštinis? Kas nutiko? Ne,